Tai yra baikeriškas renginys, kuris jau turi savo šarmą. Jis skiriasi nuo koncerto, jis skiriasi nuo kitų renginių, vien tik tai nuo, kad susirenka į tam tikrą grupę orientuotą publiką, suvažiuoja baikeriai. Tokia kaip kilnojama medžiaga, kad pamatyt, kas yra tas baikeris, kuo jis gyvena. Aišku, čia per vieną ar dvi dienas nieko labai daug nepamatysi, bet tai būtų jau pažintinė kažkokia ekskursija į baikerių pasaulį. Taip pat turim retro parodą, kaip sakant, bandom prikelti tuos senuosius motociklus. Jau antrą kartą tą darom ir pas mus senesnis motociklas negu 33 metai su tam tikrais kriterijais gali atvažiuoti į renginį nemokamai, jį turi pastatyti čia, kad kažkas dar pamatytų, kad yra ir Lietuvoje tos senos technikos, kuri dar ištraukta iš daržinės, dar kažkiek tai prasiperdusi, dar važiuoja ir juda ir ne visai numiršta. Jo markė būtų Dniepras, bet mūsų jis jau pramintas yra Žiurkė. Važiuoji, ką tu ant kelio randi, tu ant jo užsidedi. Jie nėra kažkaip ten, sakykim, specialiai bjaurojami ar ką, bet jie tokie yra originaliai jau rudyjantis. Po to kažkas tai kažką tai rado, uždėjo, jų nukrenta tų detalių, po kažkurio kažkas tai laiko, kažką tai ant jų vėl uždeda. Tai įdomiausia detalė jo yra. Dabar nebe... Ai va, kaljanas. Sakyčiau, o daugiau. Dar, sakykime, visi veikiantys spidometrų užkūrus, labai gražiai visos rodiklės laksana, vibracijas, tas pats. Daug kažkada ją darbo įdėta, vėl kad jį važiuotų, tikrai neskūrėsi, nepriekaištingai, sakykime, palygins taip, kaip tie seni motociklai ten sunkiau ar blogiau, šitas nepaveda. Važiuoja jis ir važiuoja. Jis ypatingas tuo, kad jis senesnis nei dauguma, nes prieškario motociklas 37 metai. 3,5 kubatūros, 1 cilindras, 4 taktai. Šitas būtent karo tikslais jisai, nes jo ir spalva maskuojanti, ir šitas dėžės šoviniams sudėti. Iš Planetos Sport, karibinis motociklas. Jaunystėje patys važinėjom su tokiais motociklais. Ir sugalvojom pasidaryti tokią kolekciją savo. Vieni markutis renka, kiti kardus. Mes motociklus būtent tos markės. Buvo tarybiniais laikais pats greičiausias motociklas, kuris lenkdavo javas ir buvo pats kiečiausias. Šitie du iš Lietuvos, šitas iš Latvijos, šitas iš Olandijos. Užduotis yra žiauriai paprasta. Išsiimat buliaus akį, įsidedat ją į burną, nusitaikyti į fotografą, įspjaunat į objektyvą tiesiai, Taigi, pasiruošus, bandam, spjaunam, Kaip nuryti jau? Ale jūs ir greitą. Bandam, spjaunam, taigi. Eilę metų darom moto konstravimo varžybas. Pirmais metais pabandėm konstruoti iš senų tarybinės technikos tik tai, kad kaip įvaizdį pasiteisino, kažkas tai atėjo su genialiom mintim. Kitais metais jau pabandėm konstruoti triračius motociklus, gavosi dar geriau. Pernai 3 komandos dirbo, sukonstravo jau tokį netgi kuriozinį ir įdomų šedevrą, jis ten dabar prieki stovi, tai motociklas su propeleriu, varomas oro pagalba. Gauna kažkokį motociklą, iš kurio turi padaryti savo fantazijos vaisių. Tai gali būti triratis, tai gali būti keturatis, tai gali būti visai toks daiktas, apie ką mes negalim pagalvoti, ką jie tik išmano. Bet jis turi važiuoti iki sienos, nuvažiuoti savo eiga, užsivesti. Idėja, alaus danguje nėra.
Todėl mes vežam jį čia. Kas padaryta? Tiesiog bus spaideris. Motociklas panašus į triratį, tik atvirkščiai. Tiesiog mintis šauna spontaniškai, keturatis yra ir yra spaideris. Mes eilę metų turim tokią tradiciją, Bike X-Dreamas, jis nėra pririštas prie vienos vietos, jis yra kilnojamas. Mes atstovaujam Aukštaitijai kaip Iron X klubas ir nenorėtume, kad viskas užsiciklinų vien tik Panevėžyje. Biški reikia, kad pažiūrėtų ir kiti miestai, kad matytųsi, kad ta baikerių bendruomenė nėra tokia mirusi. Anykščiai gražus kurortinis miestas, bet kuriame iki šiol, ką mes matėm, neturintis baikerių jokios bendruomenės, gal aš nežinau, gal yra kažkokie tai motociklininkai, kurie gyvena čia, bet jie kažkokio kaip vieneto nėra subūrę, gal galėtų prisidėti prie klubų. Daugiausia pakėlės pasiema visą alų, kas bus šituose krepšiuose. Jis jau turi 92 butelius, bet jeigu iškelia, turi 100 butelių. Iškelia, buvo, Atvažiavom, atsipalaidavom, turim, kaip sakant, gerą, įdomų laiką, susitikti su kitais klubais, pasidalinti kelionių įspūdžiais ir paprasčiausia geras susibėgimas. Gyvenimo fragmentas, pamatyti, kuo mes gyvenam.